Sveiki visi žiūrintys mano video kanalą. Lapkričio paskutinę savaitę, jeigu neklystu, šiandien 27 galbūt bus. Žodžiu, pats spalio galas, toj bus lapkritys. Esu prie Ilgio ežero 28 sektorėje. Kodėl būtent 28? Todėl, kad jisai buvo laisvas, nes ežeras gan populiarus tarp karpininkų. Šiaip trofėjinio žuvies pagavimo mėgėjų. Licenzinis ežeras, čia žvejyba yra perkamos licenzijos, rezervuojamas sektoriui iš anksto. Todėl ežeras pakankamai anksti užsirezervuoja visi sektoriai ir jie visi užimti ir dauguma jų užimta yra iki lapkričio 1 savaitės. Po to jau laisvėja, nes vis dėlto jau atšalinėja oras ir dabar jau nėra labai karšta. +5 laipsniai, naktį pranešė šalnas, nu nieko nepadarysi, vanduo dar šiltas, galima žvejot. Taigi trumpai, ką naudosiu šitoj žvejyboj. Labai skubėjau užsimesti, todėl jau užsimečiau, kol dar šviesu, nes jau to greitiems, dar ir palapinės nepastatęs, nes sektorius šiandien nesu daug gaudęs, tai atsimarkiravau, atstumas nėra didelis, apie 65 metrai, taigi 3 masalai, naudosiu tigrinį riešutą su plaukiančiu kukurūziuku, taip pat naudosiu Hardenet sorso dimbeliuką su Secret Slammeriu ir taip pat dimbeliuką su Hitanrunu raudonu masaliuko viršūnė. Tokie bus masalai balansuoti, galima sakyti, šiek tiek prikilę. PV irgi naudosiu be abejo žeminę PV. Šiek tiek įdėsiu vieną kukurūziuką, kad pakeltų man masalą šiek tiek. Kabliukai, sistemėlės, viskas tas pats, tik tai skiriasi kuo. Tai 8 numerio 0,15 LB, pakankamai ilgas 45 cm pavadėlis. Svarelis 2 uncijos naudoju. Kaip visada laukinėse šiemet testuoju Carp Spirit produkciją, tai gaudau, stengiuosi naudoti, pas mane ir pagrindinis valas mono yra Carp Spirit kamufliažinis juodai žalias Magnum 0,3, tiek laukinėse, tiek Ilgyje, tiek Tauragėje naudoju. Taip pat šoklyderis irgi Carp Spirit konusinis irgi mono, nes tiek šito ežero taisyklės, tiek Tauragėje, tiek jau ir Kintuose negalima naudoti pinto šoklyderio, nes jisai yra pavojingas žuviai, nes šiek tiek karpis kada verčiasi, kartais litkoro neužtenka ilgio ir su pintų šoklyderio kiti iš viso litkoro nenaudoja, tiesiant šoklyderio ryšą sistemą, tai tiesiog skuta žvinus, pažeidžia karpį. Taip kad tausokite žuvį, net tiek jau daug mes jos turime Lietuvoje, ją reikia prižiūrėti, tausoti, aišku, šitame ežere irgi galioja pagavai paleisk, taip pat reikia naudoti ir vaistus. Ir kaip ir visur, ir matas turi būti pakankamai saugus, ir graibštas pakankamai saugus. Žodžiu, su žuvim reikia elgtis mandagiai, ją tausoti, nes čia žuvis yra tikrai nemaža, trofėjinė, todėl tas ežeras taip mėgiamas. Ko jaukinsiu, tai tas pats jaukas kaip ir praeito žvejyboj, tai yra sorso bailiukai pakrašinti, šiek tiek svitagerio pakrašinto bailiuko ir šiek tiek redamų dėl saldžios gaidos. Taip pat naudosiu kanapės natūralias ir čiopetą, tai yra smulkintą tigrinį riešutą. Į stick mixą dedu realiai viską tą patį, tik tai pilnai susmulkintą, dar dedu šiek tiek jau gatavo sorso stick mixą. Kaip sakiau, masalų šiek tiek dar, kadangi vanduo šaltas, dar šiek tiek įmečiau dimbeliukus į sorso dipą, kad jie šiek tiek įsigertų, nes dumblas pakankamai gilus, tai nenoriu, kad prisigertų to dumblo kvapo, tai kad jie pilnai prisigertų, reikia mažiausiai ant 2-3 valandų į dipą pamerkti, tada jisai jau pilnai prisipildo ir kada jau indas, kaip ir sakant, tas bailiukas yra pilnai prisipildęs, jisai jau nebeįgeria į save to dumblo kvapo ir jau jisai pastoviai atiduoda tą savo reikalingą jum kvapą. Ir tą patį keičia, o kvapas vandenį tai yra pH pasikeitimas, į kurį reaguoja žuvis.
Taigi pajaukinau šiek tiek, daug nejaukinau, maždaug gal 6-7 sputbombos gavosi. Atstumas nedidelis, tai labai greitai pasijaukino, dabar skubu statytis palapinę, kol kas nelyja, ne taip kaip praeitą savaitgalį. Nu, bandom, gaudom. Nepaminėjau, visą sezoną, kaip žinot, testuoju Carp Spirit produkciją. Tai va labai geras daiktas, Carp Spirit stovas, kojos reguliuojasi vienu paspaudimu. Taip sakant, paspaudi, ištrauki, suskaidi. Tvirtas, lengvas, telpa pilnai kibirai. Biški liko čia man nuo jaukinimo. Taip pat, aišku, ir naudoju Carp Spirit spodą visą sezoną. Tikrai puikus spodas, gerai atidirba. Atstumais iki 100 metrų. Puikiai atlieka savo darbą. Ypač ir artimais, tai atstumais jisai pakankamai minkštai atiduoda ir nebūna, kad grįžta spomba. Tiesiog jinai biški patempia ir viskas tvarkoj. Tai kad visiems rekomenduoju, tikrai anglų gamintojas ir gan kokybiški daiktai už gan nedidelę kainą. Taigi jau temsta, kaip matot, čia palapinė tai šviesa įdegta, uždegta, tai dar biški va taip matosi. Atvažiavo ir į 10 mačiau sektorių, ir į 7 atvažiavo. Taip kad žvejų netrūksta, yra. Kol kas pagavimas niekas pasigirti negali. Nei maži, nei dideli kol kas nekimba. Žinau, vakar lyg tai pagavo nuo pirties vieną žuvį. O daugiau nieko kaip ir nežinau. Taigi tiek naujienų nuo Ilgio kranto. Lauksim naktinių kibimų. Taigi rytas prie Ilgio, šeštadienis. Naktis visiškai rami, jokio kibimo, jokio barštinimo, nei viena pip nebuvo. Nežinau kaip kiti, ar kažką pagavo ar nepagavo. Matau ant kranto, kažką veikia. Matyt persimetinėja, eisiu ir aš to užsimsiu. Pasimai pašariuko. Tai čia yra tiesiog pasmurkinti sukrušą builiukai. Dadėsiu tiek kanapių, tiek tigro. Ir ką, ir persimėsiu. Matot, oras toks, nei šioks. Vėjas šiek tiek pasikeitė. Pradėjo pūsti mane į šitą krantą. Bet vėjas nėra didelis, pakankamai ramu. Taigi, lauksim, gal kas nors susigundys. Taigi, pasirašiau masaliukus. Kaip matot, sorso hardinės dumbeliukai. Ir viršūnėlės plaukiančios. Nu ir tigras. O kukurūzą plaukiantį plastikinį paliksiu tą patį. Nėra dėl ko keisti. Aišku, dėsiu PVA su vienu kukurūzą plaukiančiu. Čia seksiu kabliuką. Užkabinu čia ir persimetimas. Na ką, ruduo, tikras ruduo. Lyja lietus. Kol kas nėra dar labai smarkus. Bet jau merkia kokią gerą valandą. Kibimų kol kas nėra. Laukia visas krantas. Tiek šitam krante, tiek kitam krante. Ir matau, kad kažkas trauktų, bet visi tikisi. Šeštadienio vakaras. Šviesu 4:30. Oras atšalinėja, rankom jau darosi šalta. Tik 2 laipsniai šiuo metu. Aišku, ledas dar nesėda. Biškai pajaukinau, įmečiau 4 gal spombas. Realiai tik tai kvapas, beveik maisto kaip ir nėra, kanapė. Tigrinis traiškitas ir smulkinti builiukai, porą krošų. Taigi kibimo kaip ir nebuvo ir yra tokia nuojauta, kad gal jau ir nebus. Kitose krantuose nežinau, bet visur matau ir 11, 10, 9, 8 žvejų yra. Toks, nepasakyčiau, kad šiltas, tikrai vėsų. Lietus svarbu baigėsi šiek tiek, tai biški
Biškai gal jaukiau, nėra tos didelės drėgmės, bet jinai yra vis dėlto. Taigi, manau, sezonas jau į pabaigą. Dar žiūrėjau prognozę, dar už kitą savaitgalį per visus šventus bus atšilimas. Gal tada reikia bandyti atvažiuoti, nes dabar čia kol kas oras tik tai šalčiau vis nuo to atvažiavimo. Kai atvažiavau buvo 6 laipsniai, dabar 2. Žiūrėjau naktį gali būti net iki -1, tai visai nenustebins. Nu bet ką, tikimės. Dar manau persimesiu prieš tamsą ir lauksiu kibimo. 8:30, pirmas kibimas, labai nudžiugino. Sudirbo kraštinė meškerė iš kairės ant boilio, ne ant tigro paėmė, veidrodinis karpis. Nesvėriau, bet tikrai 10+. Manau, įdėjau į laikymo slingą. Manau, bus gražu padaryti fotosesiją ryte. Gal tai paskutinis mano šio sezono laimikis. Tai manau, biškai palaikysiu šį iki ryto. O tada jau bus foto ir pasversiu, tada tiksliai žinosiu koks svoris. Dabar jisai ramiai savo patalpintas, persimečiau. Lauksiu, gal dar kas nors susigundys, bet šiaip tai atšalinėja, dabar tik 1 laipsnis belikęs, taip kad šalta, dirba šildytuvas. Nu ką darysi, sezonas vis dėlto į pabaigą, labai džiaugiuosi, kad dar pavyko kažką sumedžioti ir ilgį. Nu gal dar kažkas užkips, aišku, viltis yra. Ir tai tiesiog nustebino šitas kibimas, nes tikrai nesitikėjau, galvojau viskas. Nes temperatūra tikrai krenta smarkiai. Aišku, dar kitą savaitę rodo atšilimą, bet nu, gal sukils dar karpiai kitą savaitę. Nu nieko, bet gaudau dabar, taigi labai tuo džiaugiuosi. Laukiam ryto, tada bus fotosesija. Taigi prabėgo dar porą valandų, vėl kibimas. Šį kartą iš kairės, dar vienas gražus laimikis. Veidrodukas irgi. Paėmė ant sorso su viršūnė. Sorsas aptirpęs, reikia pakeisti. Viršūnė, manau, gal paliksiu tą pačią net. Pakeisiu gal ir ją. Taigi irgi dėjau į antrą slingą. Tikrai karpis dar didesnis už pirmą. Tai noriu pasilikti rytui. Taip, kabliukas aštrus. Viskas gerai. Taigi persimetu, pasidarau PVA ir laukiu dar laimikių. Taigi, po 11:30 turėjau dar vieną kibimą, realizavau. Tikrai rimta žuvis, žvinius. Manau, didžiausias iš šito trejetuko. Irgi įdėjau laikymo maišą. Jeigu toliau tai bus, tai maišai baigsis. Nu, tai sversim, paleidinėsime naktį, darysim foto. Bet, nu, nustebino šitą naktelę. Žuvis atėjo ir atėjo tikrai nemenkos. Ir labai smagu, nedažnai tai pasitaiko. Bet sesija tikrai kol kas tai, nu, taip sakant, sezono užbaigimas su trenksmu gausis. Nu ką, žvejojam toliau. O ryte bus daug svėrimo. Taigi, turim 2:30. Užkybo turbūt leistinukas. Po 3 didelių karpių. Ir naujasis ežero gyventojas. Susigundė tigrinio riešuto. Kaip matote. Su kukuruziuku. Taigi atkabinam, iš karto įleidžiam atgal į ežerą. Sekmadienio rytas. Daugiau kibimų jau neturėjau. Taip sakant, jau ir ilsėtis. Aišku, vėsu. Bet vaizdelis tikrai džiugina. Kaip matot, slingai plaukioja. Toks rūkas ant ežero. Vanduo, reiškia, ženkliai šiltesnis už orą. Tai čia ir tai buvo aišku.
Taigi rytinė kava ir eisim fotografuoti savo naktinius trofėjus. Taigi, dar rytas, bet žuvį reikėjo paleisti, manau. Galima padaryti gražias fotos. Taigi, pirmas karpis, veidrodinis, 12 kg, 700 gramų. Tikrai neapsilikau, virš 10. Tikrai graži žuvis. Aš biškį paklausiu ir pabandysiu jums ją parodyti. Rudeninė žuvis. Nu, pasirodys. O, pasirodys. Štai jisai pilvūzas. Gražus karpiokas. Taigi, darom foto, eisim sverti kitą karpį. Versime sekantį. Kaip ir galvojau, šiek tiek didesnis. Aišku, nelabai smarkiai. 13-tukas. Jėta, mano, jėta. Pasirodė. Bet toks. Oi. Toks, kaip sakant, trumpas, apvalus veidrodukas. Nenori. Dar jėgų pilnas. Nors ir po nakties. Nu, o, koksai gražuolis. Taigi, foto. Leidžiam atgal ir sversim didžiausią naktį pagautą žuvį. Įdomu, kiek jinai svers. Taigi, nešam, paleisim savo trofėjų. Čia žuvytė. Svoris ne 20, bet labai nedaug trūko. 19-200 žvynius. Aišku, vis neparodau, bet visada nepamirškite prieš paleidžiami žuvį
ją apžiūrėti ir panaudoti vaistus dezinfekcijai žaizdelių. Yra jau pagautas šiemet, matau. Mėgsta valgyti. Taigi, aš jums dabar ir parodysiu. Kokia graži žuvis. O jau dydis tai. Oho, oho, oho. Oho, 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 oho. Oi, koks tai gražus. Oi, 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 oi. Oi, biškį vandenuko nulėsim. Šiemet turbūt didžiausias mano pagautas karpis. Kur tu? O, taip. O, tu savo. Net negaliu normaliai išlaikyti. Vis dėlto 20 kg yra 20 kg. Taigi darau gražias foto ir žuvis keliaus jau žiemoti. Taigi, paleidinėjom savo gražuolį. Pažiūrėkit, kokio grožio, kokia žuvis per visą laikymo maišą, kokia dydžio nugara. Tai yra įspūdingo grožio žuvis. Štai jisai, Galiūnas ežero. Tokią žuvis reikia saugoti ir tausoti. Ilgai truko svėrimas, bet tai yra labai džiugus momentas. Taigi šiek tiek pasijaukinam dar, persimesiu, gal dar kažką susigundysiu, bet vanduo jau tikrai gelia. Į popietę prie Ilgio ežero, ruduo, manau, sezonas jau uždarytas. Nežinau, dar čia bus vienas savaitgalis, rodo pliusą, rodo atšilimą nuo rytdienos, netgi iki 13-14 laipsnių rodo. Tai tikrai dar galima pagauti, kas labai to nori ir kas pasiryžęs atbūti. Per šitą sesiją, galima sakyti, aktyvumo turėjau gal 4 valandas, bet tai atsipirko 3 nuostabios žuvis, 1,19,2. Tikrai rimtas priešininkas, teko pakovoti. Neskubant traukiau. Vienas mažiukas papuolė, virš 2 kg toksai. Tai sakant, bet žuklės, skaitau, tikrai pavyko ir uždarimas, ir ilgis, kaip visada, nenuvylė. Ir gamta graži, ir žuvis didelės, ir žvejų tikrai netrūksta. Kiek žiūrėjau, visur degė švieselės, visur kaip ir užimta. Dar ir rezervacija, manau, kitai savaitai užimta bus. Dar pagaustų žuvų, tikrai kas nori žvejoti, važiuoti, tai dar tikrai galima. Klausimas tik tai tame, kad nesušalt, šilčiau apsirengti, pasišildyti. Taigi, jeigu jau kaip ir gal dar suplanuosiu, dar nežinau tiksliai, ar jau baigiau sezoną, ar dar nebaigiau. Bet jeigu jau baigiau, tai ką, kas žiūrėjot mano video šį sezoną, ir kam patiko, spaudžiame like, prenumeruojam. Ir susitiksim kitą sezoną, nauji telkiniai galbūt bus kažkokie tai, o gal lankysiu vėl tose pačiuose savo pamėgtose telkiniuose. Aišku, varžybos, be abejo, šiemet varžybos, kas liečia Lietuvos čempionatą, nelabai nusisekė. 3 etapas viskas sužlugdė, bet aplamai gan neblogas sezonas, 6 varžybos, porą prizinių vietų, manau, viskas kaip ir normaliai. Ne visada galima laimėti viską, reikia, kad ir kiti laimėtų. Aišku, labai sveikinu mūsų rinktinę, kur kartu dalyvavau, visai neblogai pasirodė čia pasaulio čempionate. O kas liečia trofėjinę žvejybą, tai manau, viskas yra gerai. Lietuvoje žuvis auga, jos didėja. Pagauti jau ir laukinėse telkiniuose galima 20+ žuvį. Taip kad žvejokim,
tausokim gamtą, tausokim žuvis. Iki susimatymo kitam sezone arba kitoje žūklėje.